Petriukos pasakos. Nuo dabar antroji metų laikų pasakos žiema iš Triušelio Petriuko ir jo pasaulis. Pasakų knygos Sniegas, sniegas, sniegas. Nors turėjo gulėti lovoje, voveriukas riešutukas buvo likęs girioje ir drebėjo iš šalčio. Vieniša snaigė sukuriuodama nusileido pro voveriuko ūsuotą nosytę. Jis išpūtė akis pamatęs, kad po pirmosios krenta ir antra, o tada dar ir dar kita, kol visas dangus prisipildė šokančių ore snaigių. Svajodamas apie visas linksmybės, kurios jo laukia rytoj, riešutukas parlėkė namo. Snigo visą naktį. Kai kitą rytą Petriukas iškišo nosį iš urvelio, negalėjo patikėti savo akimis. Sniegas! Sušuko jis, išbėgdamas laukan, nepersirengęs pižamos. Ei, visi ateikite pažiūrėti, prisnigo! Viena po kitos jos sesutės iškišo savo mieguistus snukučius į šaltį apsidairyti. Jų miegai tuoj pat išsilakstė. Triušeliai ėmė šokti iš džiaugsmo ir kurpti planus, kągi veikti toliau. Pirmiausia, šilčiau apsirenkit, sušuko ponia Triušienė iš namų. Triušeliai apsirengė, skubotai papusryčiavo ir vėl išdundėjo laukan. Trekšt! Taikliai mesta gniūžtė pataikė Petriukui tiesiai į petį. Pataikiau! Juokdamasis sušuko voveriukas riešutukas ir nubėgo slėptis. Iš kažkur priekyje sklido skuboto žiugždenimo, krepždenimo garsai, todėl Petriukas slinko apsukdamas platų ratą, slėpdamasis už apsnigtų krūmų ir pamatė riešutėlį tupinti už nusvirusio medžio. Petriukas kaip mat pašoko ir paleido savo gniūžtes. Viena pataikė į medžio kamieną, o kita ištiško riešutukui ant uodegos. Petriukas nusijuokė. Aš irgi pataikiau! Dabar nelaikas sniego karui, sušuko kitas balsas ir riešutuko brolis Liepsniukas ant šakos minkštai nusileido į sniegą. Kas ne taip? Paklausė Petriukas. Mūsų ištiko riešutų krizė, paaiškino Liepsniukas. Net ir geriausiais laikais vargstu mėgindamas atsiminti, kur užkasiau savo žiemos atsargas. O dabar, kai tiek prisnigo, jau nieko neberandu. Riešutukas jį nuramino. Nesirūpink, galėsi užkasti mano riešutų. Ir kurgi jie? Paklausė Liepsnukas, letenėlėmis įsirėmęs į šonus. Na juk visai nesunku, pareiškė riešutukas. Truputį jų turiu ten už... Jis pakrapštė savo pūkuotus pausius. Na, tikrai jų turiu už... Vaje, suprantu, ką turi galvoje. Nesirūpink, nusišypsojęs pasakė Petriukas, verčiau imkim kasti. Kartu su draugais jie ėmė rausti sniegą letenėlėmis, kol atidengė didelis sušalusios žemės lopinėlį. Aha, sušuko riešutukas, aš prisimenu tuos akmenys va ten. Ir jis pradėjo kaip pašėlęs rausti sušalusią žemę, supildamas po krūvelę mažų akmenėlių. Vos po keletų sekundžių jis pašoko su didžiuliu lazdynų riešutų tarp dantų. Ten dar jų liko, juokdamasis pasakė riešutukas. Apči! Kažkas staiga taip garsiai nusičiaudėjo. Ar čia tai apie ką galvoju? Sušnibždėjo Petriukas. Abu voveriukai linktelėjo. Visi trys draugai greitai pasislėpė už nuvirtusio medžio, o tada žvilgtelėjo pro apsnigtą kraštą. Na ir radau laiką peršalti, suniurzgėjo ponas Lapinas, tykindamas į nukasto sniego laukelį. Nieko neužuodžiu. Petriukas sunerimęs pažiūrėjo į riešutą ir Liepsniuką. Pala! Sušnibždėjo ponas Lapinas. Kur dingo tie pėdsakai? Praradęs uoslę, Lapinas sekė Petriuko pėdsakais, o dabar dingo ir jie. Tas triušis turi būti kažkur netoliese. Apči! Apči! Vaje! Ponas Lapinas nusidžiaudė vėl ir vėl ir vėl. Petriukas apsidairė aplinkui, beviltiškai mėgindamas ką nors sugalvoti. Ponas Lapinas jau draskė žemę kitoje jų rasto pusėje.
Kur slėpėsi, kiškutį? Tyliai surizgė Lapinas. Petriukas pamojo voveriukams prieiti arčiau. Turiu planą, bet mums reikės veikti labai greitai. Ponas Lapinas priartėjo prie nuvirtusio medžio galo. Gal tu slėpėsi čia? Sušuko Lapinas ir aukštai stryktelėjęs peršoko rąstą, bet Petriuko su voveriukais ten jau nebebuvo. Aha, išsišiepė ponas Lapinas, pastebėjęs šviežius triušio letenėlių pėdsakus sniege už medžio. Lapinas lėtai nusekė Petriuko pėdsakais. Jie lenkė kuplius krūmus, vingiavo tarp medžių ir išsibarstė ėjo aplink užšalusias balas. Kur dingo triušis? Ponas Lapinas pagreitino žingsnį ir tada pastebėjo dar vienus pėdsakus, einančius greta triušio. Didelių letenų pėdsakus. Lapino pėdsakus, jo paties letenų paliktus pėdsakus. Riešutukui ir liepsniukui saugiai užsikorusi medį, Petriukas vedžiojo Lapiną plačiais padrikais ratais. Voveriukai pačiu laiku spėjo užtraukti Petriuką į medį. Ir dabar visi trys draugai susidomėję stebėjo sutrikusi Lapiną, mindžikiuojantį aplink medį ir niekaip jų nerandantį. Prakeiktas triušis, sudėjavo ponas Lapinas. Apči! Galiausiai Lapinas pasidavė, nutraukė savo paieškas ir nusliūkino šalin. Atsidusdamas iš palengvėjimo, Petriukas atsargiai nulipo ant žemės. Sėkmės ieškant riešutų, atsisveikindamas pamojavo voveriukams ir patraukė namo. Taigi, gudraus triušelio dėka voveriukai liko sveiki ir gyvi. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems ją išklausiusiems. Na, o trečioji dalis apie čiuožinėjimą ant ledo pasirodys po kelių dienų. Sekite gyvas pasakas ir prenumeruokite jas YouTube platformoje. Ačiū ir iki pasimatymo. Gyvas pasakas.